Renginys pritraukė didelius žmonių srautus. Atvyko ne tik festivalio lankytojai iš visos Lietuvos, bet ir žymus Lietuvos sportininkai, treneriai, Lietuvos mokyklų žaidynėse dalyvaujantys mokiniai ir jų šeimos nariai. Tarp žiemos festivalio svečių buvo ir Baltarusijos olimpinio komiteto delegacija. Visam šiam žmonių srautui Druskininkuose buvo teikiamos maitinimo, apgyvendinimo ir kitokios paslaugos. Druskininkų bendruomenė yra vienaip ar kitaip susijusi su į kurortą atvykstančių žmonių aptarnavimu, todėl festivalio naudą pajuto ir verslas. Druskininkų savivaldybė pasirūpino, kad atvykę svečiai ir sportininkai Druskininkuose rastų visas reikalingas sąlygas, užtikrino, kad būtų tinkamai sukontroliuotas visų tarnybų darbas. Antrą kartą surengtas festivalis populiarina sportą ir fizinį aktyvumą šaltuoju metų laiku. Renginio lankytojai galėjo išbandyti daugybę skirtingų žiemos sporto šakų ir rungčių, pritaikytų visoms amžiaus grupėms. Todėl šeštadienį savo mielą pramogą galėjo rasti įvairaus sportinio pasirengimo sporto mėgėjai, nuo žengiančių pirmuosius žingsnius iki profesionalų. Varžybos vyko įvairiose kurorto vietose. Pramogų aikštėje startavo olimpinės mylios, simbolizuojančios Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo metus bėgimas, o geriau pasirengę bėgikai stojo prie 5 ir 10 km bėgimo starto linijos. Surengtas ir šiaurietiško ėjimo žygis. Žiemos sporto dvasią pajuto ir beveik 300 bėgikų. Jie lenktyniavo Druskininkų gatvėmis, įveikdami 5 ir 10 km bei pirmą kartą surengtos 1988 m žiemos olimpinės mylios distancijoje. Pastarąjį atstumą žyminti skaičiai simbolizuoja 1988 metus, kuomet buvo atkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Varžybas, kuriuose dalyvavo per 100 sportininkų, surengė ir orientacinio sporto mėgėjai. Bėgimo entuziastai turėjo unikalią progą pasivaržyti su pajėgiausiais šalies bėgikais. Pirmieji savo distancijoje finišavo Valdas Dopolskas ir Živilė Balčiūnaitė. Labai smagu tapti istorijos dalimi, po žiemiško bėgimo, sakė Valdas Dopolskas. Ledo ritulio, akmenslydžio, dailiojo ir greitojo čiuožimo trumpuoju taku pramogos buvo siūlomas ant užšalusio Druskonio ežero ledo. Druskininkų savivaldybė pasirūpino, kad renginio metu prie ežero ir kitose viešose vietose būtų užtikrintas atsakingų medikų ir kitų tarnybų budėjimas. Renginį vainikavo Lietuvos mokyklų žaidynių žiemos sporto šakų varžybų finalas. Druskininkus Nau Arenos lauko trasoje kalnų slidinėjimo rungtyje slidėmis ir snieglentėmis varžėsi apie 150 moksleivių. Dėl nelabai žiemiškų orų teko keisti tik slidinėjimo varžybų grafiką. Tikintis, kad pasnigs, buvo ketinama pakviesti slidininkus įveikti olimpinę mylę prie dviračių tako per Nemuną. Tačiau, nesulaukus sniego, slidinėjimas buvo perkeltas į Nau Areną, kurioje vyko ir kalnų slidinėjimo varžybos. Druskininkų pasididžiavimu vadinamoje Nau Arenoje organizuotas moksleivių komandų apdovanojimas. Festivalio metu surengtame Lietuvos mokyklų žiemos žaidynių finale susirungė keli šimtai moksleivių iš visos Lietuvos. Jie varžėsi slidinėjimo, kalnų slidinėjimo ir snieglenčių rungtyse. Sudarėme galimybę festivalyje dalyvauti visiems norintiems moksleiviams. Mokyklas labai nudžiugino toks sprendimas. Jos aktyviai registravosi į varžybas, nes ne kasdien pasitaiko galimybė varžytis Nau Arenoje, sakė Lietuvos olimpinio fondo direktorius Vitalijus Vasiliauskas.